Šiandien mes po 2 bokalus turim ant stalo. Su kavyte pradėjom. Su kavyte pradėsim. 7 tas? 8. 8. Nustebai, jau 8, taip. Jau mes turim 8 laidą. Čin. Mes su kava pradedam, o jūs nežinau. Man įtarimas, kad žmonės, kadangi mes savaitgaliais išeinam ir jau kolegė viena Laisvės TV sakė, ponė pastebėjo, man irgi žiūri, kai tvarkosi namus. Tai mes esam savaitgalio kažkokio ryto laida, man atrodo, žinai, kuris jungia, mes ten kažką vapam. Bet mes ir rašinėjom ryte, tai čia ir gaunas toks ryto pamastymų kontentas. Jo, šiaip realiai labai ryte, šiandien 9:30 pradedam, tai aš po nemigos nakties, taip. Aš irgi mažai mėgau. O, tai tokie šiandien, tokie tarp... Tokį, sutiko. Kokie tavo gerai dienai, tada apie rytą prašnekam, ryte rašinėjom, nežinau, turi kokius, pavyzdžiui, 3 dalykai, kuriuos turi padaryti iš ryto, kad, žinai, įsivažiuot gerai, ar kad diena būtų gera, jeigu tuos kažkokius 3 padarai, žinai, kad ir, žinai, kava kalbėjo mane, pavyzdžiui, man, numeris 1, aš turiu išgert kavytės, tada prasibundu, tai čia toks. Ir jeigu neatsigeriu kavos, tai aš visą dieną tada neturiu energijos, jeigu niekur net neišeina pakeliui pasimti, tai aš mažiau energingas ir nuotaikytė tokia visa, net ir be ritualo, ir be cheminio to, žinai, inteiko prabudimų. Kava yra svarbu, jo. Žinai, anksčiau, kai buvo viskas labiau struktūruota, mano gyvenime, tai gal ir būčiau tą trejetuką lengviau sudėliojęs. Dabar, kai viskas yra išsibarsti ir aš savo kūno nebesuprantu, aš geriu tą kavą iš įpročio, bet žinau, kad bus blogiau nuo to. Dėl to yra vandens dvigubai daugiau negu kavos. Bet man turbūt, žinok, geras rytas visų pirma prasideda vakare, kai tu nueini laiku miegot. Timūrai, čia su savim kalbu. Tai jeigu nainu laiku miegot, tai bus pakankamas miego kiekis. Bet čia kalba suaugęs žmogus. Žinok, aš buvęs tokį pat pelėdą kaip tu, 20 metų kokį, gal mažiau, gal 18. Kada persivertė, kad jau, kada miegas tapo, o blemučių žiūri vis dėlto, kada atradai, kad miegas, bet, Tai susipo rytinė laida. Akivaizdžiai pasimatė, žinai, ir kad nebesidaro, žinai, nebegali sau leisti ten, žinai, iki ten 1 kokios ten naktinėti ir paskui ten oplė, lyg niekur nieko, žinai, vos numigęs varyt. Tai tada labai aiškiai pajutau ir tiesiog labai aiškiai jaučiasi, kai tu, jeigu, žinai, ryte, anksčiau galbūt atsibūdęs, tu turi kažkokią veiklą, už tai suprantu, kodėl tokie senjorai į turgų mėgsta eiti anksti ryte, nes jie atsikelia, jiems pirmas dalykas, žinai, kažkoks dalykas, tikslas, žinai, įgyvendinti. Tai tu atsibundi, padarai kažką ir tada tų jėgų taip jauti, kad atsiranda. Nes jeigu tu tiesiog atsibundi, gerai pamiegojęs, ir kas, žinai, tai kažkur turi tą energiją nukreipti. Tai tas būdavo, kad labai labai svarbu būdavo tinkamas miego kiekis. Dabar jau sunkiau. Tai miegas geram rytui, turbūt jo, kava. Ir dar gerai būna, jeigu vaikai atsibunda be scenų, žinai, be didesnių ten dramų ir nenorų keltis ir panašiai. Tai čia taip kažkaip matyti, tokia trijulė būtų. Ar esi tas tėtis, kur, pavyzdžiui, jeigu nesikelia ir tamsu, tai šviesą jungia, ir tada, kelkitės. Toks būdas, nes atsimenu, man čia yra mane labiausiai kankinęs kelimo būdas, ten koks 3 kartus, žinai, pasakė, kad kelmės jau reikia eiti, ir aš dar, ne. Ir tada man jungia šviesą, tai man čia būdavo, žinok, visiškas kančia vaiką, atsimenu iš karto, toks kaip, žinai, kaip vampyras, koks atsikelia ir atrodo jau tirpsta, žinai. Ir čia yra tokia raudona linija, kurią kai tu peržengi, jau tas rytas gerų nebebus. Jo, ir niekada ta diena nebus gera, kai jau man tai padarė. Taip. Visos eidavai į mokyklą, žinai. Tai aš labai nemėgstu šitų raudonų linijų perženginės. Labai nemėgstu, žinai, ir tada aš kažkaip bandau, kiek tik tai galima labiau ilgesnį tą laiko tarpą, kiek dar laikas leidžia susitarti. Ten žmonai, jeigu reikia ten padėti kažkaip, tai ten, nes ten su sūnum daugiau turim, kad jam sunkiau būna keltis. Bet būna vartosi, žinai, jeigu vienas atsikelia lengvai, kitam žiek sunku pasidarė. Jeigu tas, kuriam sunku buvo lengvai, tai ir ten nuolat, žodžiu, vis tiek kažkur skylė valty yra, žinai, toks jausmas. O kokios taktikos? Pavyzdžiui, ten jau, nesikelia nors... Nori, kad pas mane vaikų teisės važiuos?
Nu, tai tos eteriai, žinai, bet vis tiek yra kažkoks go-to movesas, kur, žinai... Mano kaimynai man neleis sumeluoti, nes, žinai, sūnus tikrai garsiai reiškia nepasitenkinimą, jis tikrai rėkia, žinai, kai ir atrodo, kad čia skerdykla didžiausia. Jo, žinai, ir ten, ir daužas, ir taip toliau, žinai. Savo kartą movesas jau naujais dabar, jeigu būtų karateis, jau būtų atsikėlę, žinai, o dabar jis dažau gulėdamas lovai, bet, žinai, žinai, man dabar toks jausmas, kad, žinai, kaip apie mane mama kalbėdavo prie savo draugių, likti manęs nebūtų. Ir aš gal, žinai, kažkokia nepagarba, žinai, mano atžvilgiu jausdavau. Tai dėl to dabar aš kažkaip, žinai, biški savęs stabdau, galvoju, gali būti, kad jis girdės. Ir, žinai, aš nenoriu išnešti, žinai, triusikų į viešumą, žinai. Tai jau kiek tu aš tik žinai. Tai sakau, nu mano... Mano darbas čia paklausti, žinai. Taip, žinai, mano taktika yra, sakau, susitarti ir rasti, kiek galima... patogesnį būdą visiems, bet žinai, turim, ką turim ir kartais pavyksta geriau, žinai, kartais mažiau. Tai, jo. O pačiam, pavyzdžiui, atsikeltau dabar jau, vat, šiame gyvenimo etape, jau kai ritmukas geresnis, tai vat, ar yra toks, kur, nežinau, suskamba, tai žinai, ar jau... Ritmukas geresnis nėra, dabar kaip tik blogesnis ritmukas, nes nežinai, kam tu kelies kiekvieną dieną. Nu, vaikus nuveši savo, žinai. Tai va, bet žinai, kai būdavo ritmas, kai tu turėjai aiškiai dienos planą ir struktūrą, tai labai lengvai būdavo. Nu, atsikeli, nes pas mane būdavo rytas taip, kad jisai suplanuotas iki minučių. Jeigu nuskambėjo žadintuvas, tai tu jokių snūzų, tu žinai, kad tu turi keltis, nes ten už poros minučių tas, už dar kelių minučių tas ir yra geriau, jeigu tas ritualas tavo rytinis taip ir nutiks, kaip tu esi įpratęs ir žinai, kad jisai suveiks. Ir pagal tai ir tą savo ten būseną gali šiek tiek, žinai, pakalibruoti ir patemti, žinai, jeigu jauti, kad biški trūksta, nu tai nespaudi savęs, reiškia, duodi savo ten laiko, kol tu nuvažiuosi ir Ievą pamatysi, žinai, tai labai, jo, o dabar belekas, dabar liūdnas etapas, tai apie jį nenoriu labai plėsis, nes tiesiog labai, tai va. O tu tai pradėjai anksti keltis, nes tau čia 9 jau būt. Jo. Čia tik ketvirtadienis man dar sunku, bet neseniai iššoviau 12 valandų miego, užvakar gal, tai niekada jaučiu per kokius pastarosius 2 metus nebuvau, tipo, aš prieš 7 vakarą jau smigau ir iki ryto ten 7 jau kai reikia keltis, tai man nėra buvo, kad aš prieš 7 užmigčiau, nežinau, 3 metus kokius, tipo, ir kažkaip buvo, jau antrajam tokiam gerom nuotaikėliam gyvenau. Tiesiog, suvalgiau batoniuko ten su užtepėlė, suvalgiau karališkų ledų visą tą bloką, tipo, nu ir ką ir toks, nu tai gerai, tai pamėguoti, biškai, privalgiau, biškai reik pasnausi, toksai atėjo ir galvoju, gerai, mėgelį impane, nes būna dar aš kenčiu, nes dažniausiai, jeigu užmiegu, dažniausiai jeigu 7, tai 10 kokia atsikeliu, nu tada iki ten 2 negaliu mėgoti, toks pamiegė, žinai, tada... Kūdikis. nes toks turi būti arba ten 10 valandų, bet jeigu čia per daug, tai man kažkaip išsisplitina, tada aš kažkaip negaliu ilgai, atrodo. Bet va čia šoviau tokį, tai va, o jau praeitą naktį jau tada naktinėjau, nes, žinai, ten pamėgau savaitę į priekį, atrodo, tas 12 valandų. Tai vakar jau ir nesimiegojo tada naktį, tai biškai panaktinėjau. Šiaip įdomu jūsų miego įpročiai. Mano kiti... Ar jūs išsimiega, ar jums užtenka miegučio? Parašykit, o mano 2, nu tai dabar tikriausiai, nu tai rytinė cigaretė, aišku, tada irgi dabar šiuo metu, nors didžiąją dalį. Aš augdamas mačiau ne vieną rūkantį, tavo rytinė cigaretė yra kada? Po maisto, po kavų ten, tai yra jau pats paskutinis. Jeigu va taip tobulą atveju, kad tai tada tu turi į balkoniuką išsineši ir kavytę ir tada prisidegi cigaretę. Miksiuką tokį žodį. Turi dūmelį, jo, biškai atsigerti, mažiau to, gali būti, kad cigari kavos pakeliui, tada, va, tarkim, čia va irgi reikėjo, nu, nespėjau ir autobusą nespėjau. Tai išgeriu kavos namie, o tada einant, va, ten link stotelės ar link automobilio, tada supeši, tada jau būna toks mažiau ramesnis, bet jau visiška ramybė, tai būna jo, tada atsisėst, žinai, pasigalvoji, va, ten debesiukai mėlyni, dar kažką, pasižiūri, pas mane ten ir toks biški peizažėlis ten matosi, ne prieš namą gyvenu kažkur, kur tai va, pasvajoji, pasiplanuoji kažką, jo, ir va tas toks, ir net realiai va, aš irgi be pusryčių, tai mano net top 3 irgi nėra, kad jisai va, jam netgi neturiu 3 detalių.
tobulų atveju norėčiau, kad dar meditacija būtų trečias, bet neprisiverčiu. Nu, man rytais aš per grampį būnu, kad daryti, žinai, motivational stuff. Nu, tipo, žinai, ar žinai, labai nepatogu, žinai, sėdėti lotoso pozai, žinai, ir tipo bačiukai, žinai. nu tai va, kad čia gaunasi, kad tas man geriau sekasi ten po pietą ar kažkada, kaip tik jau gal padirbi kažką, padarai kažkokių reikalų, tada biški gaunas, kad vakare norisi jau į tą, nu, ramų ilsėjimosi gal režimą, tai vat man tada labai gerai būna pamedituoti. Atsisėdi, žinai, apsiraminti, žinai, čia ir dabar, viską, ir vat tada gali ilsėtis, nes kartais būna dirbi, tau, manau, dažnai, žinai, arba kažkas, pavyzdžiui, buvo, žinai, ar ten įtempčiau, ar kažkokios problemos kyla, nu tada grįžti namo ir dar, žinai, po to pastebi, kad 2 valandas galvoja apie va tas problemą, arba kaip ištaisyti, arba ką pagerinti, arba ten, nu, toks, buvai tam darbe, kai jau ten žiūrėjau vakaras, poilsio eina į pabaigą, ten net žiūrėjai kokį serialą ir neatsimeni pusę, tipo, gal nesgalvoju mintyse kažkur sėdėjau. Tai vat tokie, jo. Kalbant apie serialus, ar tu pažiūrėjai Baby Reindeer? Nepažiūrėjau. Aš laukiu, žinau, kaip mažas vaikas. Aš kaip su žaidimu savaitę vėluoju, aš vis su savo dalykais savaitę vėluoju, tai blemba, nebuvo kažkaip blemba. Ir grojau, ir visokių turėjau reikaliukų. Šią savaitę daug dirbau, kad vat, turėčiau šiandien laisvą, nes šiandien po podcast'o čilinsiu. O, okei, nes anksčiau reikėdavo vežti darbužį. Jo, šiandien dirbu. Okei. Nu tai dar palauksiu, žinai, dar palauksiu. Nesakau, tiek ten užsiminiu dar prieš filmavimą, kad visi, kas matėt Baby Reindeer, tai turbūt jau žinot, kad yra atrasta ta tikroji stalkerė, ta persekiotoja, davė interviu Piersui Morganui, nu, britų tikrai gerbiamam žurnalistui, kuris daug metų patirties turi, ten mato. Aš gal ir mačiau, ten, kad kažkokia moteris atėjo dėl ten 500 žinučių, tai šitą ir buvo tikriausiai. Aš kažkokias iškarpas mačiau. Tokia juoda plaukė. Nu. Žinai, tokia gali Maksimos kasoj pamatyti. Bet kur ten po to rašė, kad užpildysai ją ten kažką, kad jie labai šiaip mažai sumokėjo ten kažką, kad jie ten... Dėl šito nežinau, dėl šito nežinau. Tai reiks pasiresearchint dar viską. Man atrodė, kad jie ten vos neuždyka tie kažkokia ego genama, žinai, nes atrodė, kad savo ten garbės ginti, kad čia vis tik, nu ten labai įdomus interviu. Ir, žinai, visiems, kas kūno kalba domisi, labai įdomus yra interviu. Žiauriai. Tai paskui analizų irgi mačiau atsirado, ten vienas kitas, žinai, youtuberis pasidarė. Tai labai įdomu ten, reiškia, kaip jinai kalba, kaip jinai konstruoja tą mintį, žinai, kaip jinai bando nukreipti kalbą, nu, klasika. Ir tada po to, žinai, prisimeni Vėgėlės interviu su Tapinu, žinai, matai kaip irgi, žinai, ir vien, žinai, abu iš tos pačios kategorijos. Šiaip tai, vat, tai negalima apie tai plačiau, nes tu dar nematai serialą. Jo, dar paliksim. Matai tą Laisvės TV, kur irgi sėdėjo, kur Vėgėlė žiūrėkit, sakė, ten 60 kartų per vieną transliaciją. Ai, gal viena akim kažkur Tai nebuvo įsimetę su counteriu, ten kažkas rėdė, žiūrėkit, ir jis ten per kiek valandos tą laidą, ir kiek ten ar mažiau, net ten 60 kartų, žiūrėkit. Okay, bet visi mes turim, šiaip mūsų podcast'ą Reelsus, kiek karpydavau, tai mes tipo labai dažnai sakom. Tipo ir kažkoks dar yra žodelis, kurį mes abu labai kartojam. Ir žinai irgi mes Mano yra žinai, taip, aš šitą turiu. Žinai ir tipo yra mūsų, kur titrus kai dedu, tai labai dažnai tipo rašyti reikia, arba žinai, arba tipo pas mus. Tipo tas, tada žinai, juk žinai, nu tipo žinai. Čia kaip mes... Tai podcastas biškai galės tai vadintis, žinai tipo. Jo, tipo žiniai kažkokį, tipo žinai, tai čia kaip amerikiečiai, kur irgi ten tas sako, amerikonai, jo, you know what I mean, arba she's like, arba... Bet irgi you know yra tas kaip žinai, you know, irgi dažnai... Arba čia man primena tą like, kurie naudoja, žinai, vaikai dabar bando emociją parodyti, bet nenupasakoti, žinai, nepasakyti, neįvardinti jos, bet and she was like, and I was like, purto net nuo šito, žinai. Žinai. Tipo, Tai va, fiasko žaidime, eikime prie kitos temos. Jo, šiaip įdomu. Bet gera naujiena yra ta, kad turim dar prizų. Taip, konkursas tęsės, nes nesuprantu, kodėl tų skaičių. Aš nurašysiu, žinai, geram orui laukia. Gerai, nurašykime. Kodėl tų peržiūrų yra tik tiek, kodėl aktyvumas tik toks, iš esmės net nėra ką komentaruose apžvelginėt. Tai va. Ta prasme, Ineta Stasiulytė, atsiprašau. Timūras Augucevičius ten vaidina, Marius Čižauskas.
Ir Repšys, ir, nu jau čia, man atrodo, susidergęs, ne, jau jis nebe... Cicinas, nu toks jau rybinis personažas. Cicienas tik su juo. Jis jau ten prisikalbėjęs. Jau rybinis personažas, nu toks, žinai. Bet Leo yra dar, Kateris yra, Rimantė Valiukat, Marijonas, Čekuolis, Vaidotas. Buvo vienas žmogus, kuris aš kai daug istorijų bandžiau, žinai, pabūstinti dar peržiūros ir kad ateitų, gal, nežinai, ne visi matė ir ne visi žino, kad turim... O, taip padarysim. Jo, va, taip gražiai atrodo. Tai, su parašu, su dovanėlė. Aš ten sakau, jeigu jūs mane seka, turbūt jums patiko gautas iškvietimas. Ir vienas, ne, man patiko riteriai, dėl to seku. Nu gerai, gal malonu, bet reikėjo atskirti. Tai jo, kviečiam laimėti vis dar, tai dabar pradžioj gal pasakykim laidos sąlyginiai pradžioj. Galim laimėti 2 DVD, dar parodykit tos neišluptus gerbiamasis, nes čia vienas yra Andriaus, kiti 2 yra... Tai va, čia 2 pralašimai. Paties žmogučio pirkti jum už savo paskutinius euriukus sukrapšti, kad tik jum galėtų malonų dalyką padaryti. Sąlyga laimėti yra labai paprasta, reikėtų parašyti komentaruose jūsų mėgstamiausią arba frazę, arba sceną iš gauto iškvietimo pirmo ar trečio. Veikėja, bet man tinka, tiesiog užsičekinkit jo. Kodėl jum šitas filmas arba antra dalis, nu vat labai patiko. Tai išrašykit, išdėliokit ir kažkam tiesiog subjektyviai išsirinkę, kas mums labiausiai patiks, 2 žmonės laimės DVD, kuriuose dar aš įdėsiu ir unikalių suvenyrų susijusių su filmu. Tai niekas kitas jų neturės, tik tai jūs. Tai proga laimėti yra dar savaitį pratęsiama. Tai va, prašom. Ponis ir ponai, kaip jūs galite atsisakyti tokio prizo? Čia apie ekipažus tokius istoriją. Ekipažus iškvietimuose lydi sprogimai, erotika, krentantis sraigtasparniai, skraidančios kulkos ir patys keisčiausi nusikaltėliai bei nuotykiai. Čia tiesiai nuo DVD, ne? Tiesiai nuo DVD. Čia kaip paprašėt, taip ir perskaičiau. Ten rašė, jaunimis ten rašė. Į policininkų vaidmenys įsijaučia. Net nevaidina, čia įsijaučia į policininkų vaidmenys. Liktai taip. Čia yra... Kaip aš sakiau, Timūras sielą atidavė šitam vaidmenį. Aš kaip pasakau prie to laidoje, tai viskas yra paremta tikrais išgyvenimais ir faktais, tikrom žmonių patirtim. Tai čia yra net nebe dokumentaris, tai yra beveik tikra dokumentika. Bet šiaip kaip įdomu būtų, jeigu gautas iškvietimas būtų featuring jūs į kamerą kaip per The Office, pašnekat dar apie tos, ne? Būtų koks įdomus dar remixas toks. Ten panašiai buvo, jo, kad porom sėdi, bet jo... Bet pala, ten kalbasi kažkiek. Tų vadinamų regažų nebuvo, jo, kad įvyksta scena ir paskui jo statementai, tai va. Tai kai kalbėjau irgi apie tą sekso sceną su Ineta, būtų buvę labai ką pasakyti, bent jau dabar atrodo, žinai, hindsight'e. Tai šią savaitę labai buvau užsėdęs ant Pietų parko, labai pasilgau, žinai, man tai patiko. Čia koks surprizas. Tai nuo pradžių kažkaip ar kažkokia naujausia įsijungiai? Nes, matai, neina man ten rasti taip lengvai prieinamose platformose. Tai aš radau YouTube, kad deda žmonės, ten būna biški prakarpyta, įdeda 2/3 ekranų yra filmukas ir tada šalia dar yra kažkokie ten reelsai sukasi kažkokie, žinai, tarsi, kad, nu, kad autorinės matyti nebanintų. Tai gali žiūrėti ir tą. Bet buvo, žinai, man užteko prisiminti catchfrazę, žinai, Kartmano įvairiausios ten tos išmąstymus ir situacijas, tai va, kažkaip labai buvau pasilgęs Pietų parko, šiaip gal tas, žinai, Parkeris ir Stone'as tokie, nu, nepakankamai įvertinti genijai komedijos ir šiaip, žinai, rašymo. Ir dar turiu tokią, žinai, svajonę pamatyti. Girdėjau, kad kalba, kad atseit tas jų musiclas The Book of Mormon yra į filmą dabar adaptuojamas. Ir pripažintas sėkmingiausių Broadway'aus musicalų Eva. Už Kates netgi pelningesnis buvo. Ir nedaug ten tos medžiagos yra viena, man atrodo, daina ir paskui dar kažkas tai iš to musicalo įdėta. Nu ir jau matai, kaip ten, žinai, gerai sukaltas, labai jie stiprus idėjiškai bičiukai. Tai va, gal norėčiau pamatyti kada nors gyvai. Tai va, tai šito žiūrėjau, Pietų parką žiūrėjau. Tai va, ką pas tave? Nieko, šiam man gimtadienis, nepasveikinai iki šiol dar. Aš nebuvau šiandien telefonė prisijungęs, matai? Rimtai tavo gimtadienis? Jo, šiandien. Aš tau sakiau, kad gimtadienį įrašinėsiu per gimtadienį, gal galim perkelti. Nu negalim, nu gerai, tai tada darom per gimtadienį, atšvęsim čia.
Ai, dėl to tavo laisva diena, teisingai. Teisingai. Matai, ir nei high five negavau dar iki šiol. Ai, tarsi, reikia Facebook'e vis tiek pasičekinti ar nemeluoji, tipo. Jeigu Facebook'e nėra parašyta, tada... Aš tau high five šiaip savo neduosiu. Tada neskaita. Nerandu, šūdų dabė iš tai. Šiaip Facebook'e. Ačiū. Yes. Tai kiek tų žvakučių reikėtų ant torto dėti? 34. 34. Prieš 2 mėnesius verkiau, kai pagalvojau, kad man 34. Okay. Nu taip, tokia šarėlė iškrito. Nes, žinai, tada iš karto mano tas tolime, tas, kad lemą, tai jau kitais 3-5. 3-5 jau pusė 40, žinai, bet iš karto tas toksai, kad 3-3, dar, tipo, bet jau kitais 3-5. Ir čia vėl tas, ektas savo, tai žiūrėk, 3-5 žmonės jau, žinai. Lygintis pradedi. Jo. Tada dar paėmė vidutinio lietuvio gyvenimo tą trukmę, galvoju, fuck, čia jau realiai pusė. 43, žinai. Jau realiai pusė. Ne, nu gerai, kiek pas mus, 7-5 kokie jau čia bus. Pažiūrėkim, labai šiaip įdomu, nes žinau, kad skaičiai nebuvo dideli, kažkada... 7 kažkiek turėtų būti, ne? Ar jau padidėjęs galėtų būti? Nes aš spėjau, kokie bus 7... Plėt lietuviškas raidės makė. Ne, bendrai gal daugiau šis, 7-7 kokie bus. Yra statistikos portalas, 22 metų duomenis. Taip, 21 vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo, čia yra bendras moterų, beveik 7-9 metai. Nu, vyrų mažiau, aišku. Vyrai mes... Vyrų šiam 9,6. Šiam 9 nėra blogas skaičius, bet dar 6,6. Reiškia 3. Bet, blema, vyrai nestokia 7, tai literaliai įpusėsiu kitais metais. Nu, statistiškai įpusėsiu. Blem, galvau, tai jau mes artėjo 8, ten, su moterim jau kažkur panašiai. Jo, tai žinai, man tas būna labai... Tai statistiškai moteris, jeigu turi laimingą šeimą, 10 metų viena dar gyvena. Jo, pagal statistiką. Tipo, pasileidžia plaukus. Jo, iš esmės beveik 10 metų gaunasi, kad ilgiau. Tai va, o dar kai žiūrėjau, kad pas mus ten yra žiūrinčiųjų amžius panašus, kur čia buvo auditorija? Kiek? Nuo 3-4 iki kiam 4? Jo, didžioji dalis nuo 3-5 iki kiam 4. Reikėtų podcastą pervadinti vidurys kažkaip, žinai, tipo vidurinė, jo, kad jau esame sveiki. Viduramžiaus kriziniai. Pusė liko. Lemą, tai man čia dar pamastymų šiai dienai, čia literaliai jau pusė praktiškai. Jo, aš nesu tas, su kurio gimtadienį yra geras. Man ir patinka filosofija, gimtadienį. Ne, švęsiu šiemet, jo, nes šiandien ir darausi tokią dieną savo, kažką tik tai paveiksiu ramiai. Tatų darausi šiandien, gimtadienio progą. Oba. Su skaičium 3-3? Išėjus prisimenant. Liūdėsio šarėlę. Ne, nu, blema, labai cheesy, bet Batmano logotipą tiesiog tatuiruosius. Mažiuką, tą klasikinį, tą seną. Čia gal ant ten padėsi, gal ne? Ne, ant rankos kažkur aš jau turiu vietą. Šiaip tiesą pasakius, po 5 valandų darausi, bet dar neapsprendžiau, kurioje tiksliai vietai. Dar, nes aš seniai tą noriu. Tiesiog įprasminti tą tokį naktinį tą režimą, žinai, naktinį gyvenimą. Pas mane toks, dažnai aš ir vadindavau, kai kur nors su draugais varydavom ten iki ryto, žinai, kad ir nebūtinai baliavot, kad ir ten būdavo, ten, nežinau, pavažinėjai naktį, mėgsti dar kažką. Nu, man patinka naktis. Jo. Ir patinka tas herojus, aš žiūriu dabar kartais filmuką tą, kur per Cartoon Network rodydavo 92-96 metų. Toks The Original. Ir kritikų šiaip labai išgirtas, tai ten ir piešimas, ir istorijos. Nu tai va, tai toksai, žodžiu, ir dar varom su geriausiu draugeliu, kuriam, nu, tipo, mes gaunasi, aš jam dovanoju gimtadienio progą, jis man dovanoja. Mums nereikia galvoti sudėtingų dovanų, mes viens kitam tatuškas dovanojam, abu nuvarom, abu pasidarom. Dar už rankų laikysitės? Dar už rankų. Jeigu skaudės, už rankų laikysimės. Jo, tai Karolis su gimtadieniu, can't wait, jau būsiu, kai išeis podcastas, jau būsiu pasidarę. Jo, tai darykit, Jack, dar geriau, darykit po pusę Batmano tatuiruotės, kai sudėsit kartu, žinai, gausis vietą. Dar turi kaip nors sublizgėti, žinai, kai
Gal tai jisai Robino tegu darys. Šiaip aš galvoju, Vis Robino darys. Batmano tatuškė būtų geras, žinai, kadangi jis pasirodo tik naktį. Kad šviestų? Ne, kad šviestų, bet man pirma mintis buvo, kad tai galėtų atsirasti kur nors, žinai, tipo, kadangi mes esam lietuviai neapipjaustyti, žinai, kur nors ant apyvarpė, žinai, kad jis tik naktį išlenda, žinai. Hello, nors gali ryte pasirodyti. Jis toks neprognozuojamas. Jo, ryte visada išlenda. Palauk, bet jis ir dieną, naujo filmuose ir dieną pasirodydavo. Ne. Nu kaip tai? Ne, tai jis Briusas Veinas dieną. Aš palauk, sumaišiau su Iron Manu, teisingai. Jo, tai Iron Manas kada nori pasirodo. Jo, jam laikrodžio negali. Iron Manas vituriukas 100%, tai čia nėra ką lyginti. Jo, jis toks pirmūnas. Šiaip tai apie senus filmukus kalbant įdomu, nes aš irgi vaikam čia užrodžiau, čia pas mus yra toks mada pažiūrėti vakare kažką ten ar prieš miegą, ar kol vienas prausėsi vaikas, tai kitas žiūri. Tai išmetė YouTube'as senųjų tų Looney Tunes, žinai, filmukų į 4K apskeilintą versiją, žinai, toksai montažas ten, gal poros ar 3 valandų. YouTube čia irgi? Jo. Tai galvoju, žinai, man faina bus prisimint, o vaikam bus edukacija, žinai. Tai buvo labai įdomu, kad montažo pradžioje buvo disclaimeris, reiškia perspėjantį žinutę, jog filmuke gali būti rasistinės temos pateikiamos ne taip, kaip jūs jau, žinai, norėtumėte. Ten buvo tokių, žinai, kur ten juodaodžiai su blackface'ais išpaišyta, žinai, ten tos visos lūpos, bet tai yra, žinai, laikmetis ir nu, istorija, žinai. Tai Disnėjaus visokios irgi ten, nežinau, visą laiką ten koks nors, ne, ten žydukas bus būtinai ten tas gopšusis, turtingas koks ten dėdė, žinai. Ar ten, nu, to stereotipavimo labai daug yra. Stereotipavimo labai daug. Tai ten visokie darbininkai, aišku, ten irgi tam tikri būtinai, ten jo, tai... Bet pastebėjau, kad vaikam labai įdomu buvo, žinai, nes visai kitaip, visai kitokio tipo, žinai, ir animacija pati, ir storytellingas visai kitoks, negu jie, žinai, yra įpratę, viskas yra truputį lėčiau, ne truputį, o taip gerokai, daug tos slapstiko, žinai, tai, nu, jiems labai, jaučiu, žinai, kad toks ratas yra apsisukęs, žinai, kur jau slapstikas, jaučiu, kad to vėl bus juokinga, žinai, kažkas tokio. Tai va, tai dabar irgi taip žiūrim, tai tenais su Bugs Bunny susipažino žmonės, su Daffy Ducku. Tai kosminį krepšinį jau beveik galima bus žiūrėti. Čia gal vėliau, čia jau reikia labai advanced būti ir jau tam tikros paauglysės reikia sulaukti, nes ten yra tokių, ta kiškytė, kur buvo paišoma. Kiškytė turi, žinai, bent jau Amerikoje yra didžiulis suaugusių vyrų fanų ten sekimas, nežinau. Jo, ten jinai charizmatiškai pasirodo, tikrai. Taip. Čia kaip mes kalbėjom apie šitą iš Drakonų kovų, kurio kitai vaikų kartai buvo įspūdis. Jo, ten seniai, ten moteriškos kelnaitės vienas pagrindinių veikėjų apskritai, arba, nu, tiksliau, aišku, minimų dalykų tame filmuke. Bet aš jau kalbėti apie filmų, žinai, jau pradedu biškį vengti, nes paskui labai būna kiekvienas baisu, kai montuoji, žinai, įdėti ir galvoti, o jeigu, žinai, kirs autorinė, žinai, tipo, nes norisi įdėti, parodyti. Nu, ne tik dėl cover, bet būna, nu, tai kokį nors ten bandai, žinai, paveiksliuką arba video intarpą, žinai, įdėti. Tai vis laik labai bijau... Kad 5 sekundės, žinau, kažkiek anksčiau montuodavo, aš ten The Office special esu įsidėjęs YouTube'o, tai ten aš būdavo, kad aš scenas iš Office'o ten gal 10 sekundžių palieku ir normaliai. Nu, tuose pakalbu 10 sekundžių Office'o, vėl pakalbu, vėl 10 sekundžių. Nu, aš kažkiek bendrai buvau užsibrėžęs, ar 8 ar 7, jie negali tas, nu, kažkiek yra sekundžių... 7, Algis, vat... Arba gal 7, gal ir ne ilgiau. Ramanauskas dėjęs pas save kažkada laidoje ir buvo pasižiūrėjęs, kad tipo 7 yra, bet aš kažkaip pas mus irgi montuojant, bandžiau tai žiūrėti, kiek to 7 yra, tai 7 yra, kur, žinai, jau beveik užkabino, bet dar pritrūko toksai, žinai. Nu, ten nesmė, ten realiai frazė arba grinai jo kažkoks įvykis ir turėjau katint jo. Jo. Tai va, tai senus filmukus jaunimas pamėgo, kas yra gerai. Tai ne tik jaunimas. Sakau, aš tą patį Dragon Ballą 2 sezonus pažiūrėjau. Sužiūrėjo, ne? Jo, bet ten nedaug, ten 2-8 serijos. Nu, čia man toks... Per abu serialų? Per abu sezonus? Per abu sezonus, jo, vienam 13, kitam 18, ir po to ten porą prasideda po 30, jau ten jau matyti, jau pagavo kablį, žinai, Hebra ir jau pradėjo pumpuoti daugiau, tai vat, ten jau bus daugiau ką veikti. Ok, geras. Bet fainai, visa
Visa, nu, žinai, vis tiek laukiu, kol Z prasidės, tipo, bet čia įdomu, nes čia priešistorė, nes tada, žinai, tas, kai žiūrėsiu jau Drakonų kovą Z, tada bus, žinai, tas toksai svoris, aš jau žinau visą tą priežą, aš žinau, kaip jis užaugo, žinau, kaip jis išmoko tą ir tą, o ten tada tęsi ir jau bus daug konteksto, žinai, kas, kaip, kodėl, kas kaip susipažino, iš kur jie žinomi iš anksčiau, nors ten irgi būna pakartoja, žinai, tos faktus jau žinomus kažkoks. Bet fainai, matau, kaip, žinai, kaip auga, kokias pamokas gauna, žinai, Gokas, ten vežlys vis laik su savo, tai sakau, vis laikam reikia tiesiog mergų ir viskas, žinai. Man montuojant buvo toks, kur jaučiu, žinai, kad jau nunešinėjęs roje, žinai, nes kai pradedi ten ieškoti, tai galvoju, o čia, žinai, čia vienokį montažiuką ten randi, žinai, prisiminti pačiam smagu, nes aš sakau apie tą pradžią, kai pradėjau žiūrėti tą pirmo filmuko pradžią, galvoju, nu, ir po biškį grįžta, galvoju, jo, rimtai čia kažkaip, o taip kažkas. Ir tada įdomu plako, tai kas toliau, tada paskui bet reikia grįžti prie to prakeikto montavimo, žinai, kažką ten toliau žiūrėti. Tai labai nunešinėja. Kaip vanduo? Su visais mineralais. Šiaip Pilaitė labai geras vanduo. Pilaitė labai geras. Šeškinį buvo šūdnas. Aš pastebėjau, kad daugiabučiuose tose blokiniuose šūdnas vanduo. Nes ten, nežinau, ar ten tie seni vamzdžiai, ar ten kažkas, bet čia, žinai, Pilaitė yra naujų vamzdžių daug, tai geresnis kažkoks vanduo ateina. Tai nes jis būna daugiabučias, turi tokį kažkokį poskonį keistą. Normaliai su to vandeniu viskas yra. Ne, žinok. Normalus tas vanduo. Nėra gerai ir būtose. Nu, ką tu nori vis to YouTube parodyti? Ne, aš tiesiog žvalgausi, ką čia dar užkabinti. Ką čia dar, nes tikrai labai keista, nes... Sakė, mano ten bičiulius komentaruose buvo tas, kurį minėjau, taip parašė komentarą pirmas, nes ant bairio parašė vien dėl to, kad, tipo, sakė, 5 ryto įkėlė ir jis toks 5 dar nemego ir what the fuck, tipo, toks 5 ryto ir įsijungė. Deja, taip yra, nes aš stengiuosi iki šeštadienį. Ne, bet kaip tu kiek kėlės taip anksti, tipo? Tai aš montavau iki 3, tada padėjau keltis į YouTube, ten procesintis, nes užnisa dar tas aprašymus, ten ko sudėdė, čia yra... Na, tik į ryto variai? Nu. Eksa. Ir paskui ten jo, šeštadienį apie 12 atsikėliau ir tada buvo piktas, jau galvoju, ar buvo verta. Tada prabėgoji pusę šeštadienio, tada tu per žiūryčių, matai, kad nelabai renka ir tada galvoju, tai va taip. Taip pat, optimistiškai nusiteikia. Ne, aš nesu optimistiškai. Šiandien atvaidinti optimizmo nesinori, kaip anksčiau. Kaip tu Eurovizija? Tiksliai Eurovizija praėjo, va. Na. Eurovizija prezidento aktualių. Lemba, mes kaip, jo, visai pamiršau, kad jau buvo, žinai, nes tiek to veiksmo. Kur žiūrėjai? Ar ta Eurovizija yra tradicinė šventė kaip nors, ar su šeima, ar kaip vyksta žiūrėjimas? Liūdna buvo šiemet Eurovizija, nes vaikai visus metus laukia, nes praeitais metais, kaip jau minėjau, mes žiūrėjom iki pat finalo su jais, jie ten, žinai, ne iki pat finalo, iki pat balsavimo pabaigos. Ko jie ten matė, žinai, jie tą visą dramą patyrė tų taškų skelbimų ir panašiai, žinai. Šiemet sūnus krito nesulaukęs finalo, užmigo žmogus, o žiūrėjom tada, nes mes buvom pas kaimynus, pažiūrėjom pasirodymus ir tada sakom, nes pamatėm jau vieną lūžinėjantį ir aš ten irgi toks buvau, žinai, jau miegočiau, žinai. Tada parėjom namo ir čia jau tada tęsiam, reiškia, tą taškų skelbimą, žinai, peržiūrą. Tai buvo labai mano dukra pikta, nes ne už tą sirgo, žinai, ir tas šveicaras kažką sirgo? Labai nepatiko. Už kratą. Nu, daug už kratą, už šau, žinai. Kas nepatenkinti sirgo už kratą? Jo, labai paprasta, nes ten daugiau kažkaip taip jau... Man prancūzas iš vis trigerino, kad jis ten top 3 beras buvo. Man apšiai neįtema tas pasirodymas. Taip. Kažkoks gaidys, atsiprašau, ten nieko gero nebuvo. Mane erzino šiaip... Tai kažkad iš toli padainavo į Maiką. Nu tai kas? Jo. Nu tai. Čia kur, žinai... Ir operatorius ten didesnis herojus negu ta daina arba jis tada sudikėjo. Šiaip jo. Nu taip, žinai. Tu matai gal tą Reelsą operatorius? Taip. Visiems permetė šitą. Choreografiją, jo, kaip ten tas dirba. Tai realiai operatorius turėjo būti 3 vietoje, o tas jau paskui. Bet kaip daina, nu, tipo, ką žinau? Man kas patiko, žinai, Eurovizijos tas techninis lygis, tai aš jį kiekvienais metais, žinai, stebiu ir vertinu, nes kai, žinai, to vidaus teliko, žinai, ir matęs,
nu, kažkoks kosminis ten yra, žinai, scenografija, tie skraidantis kubai, ir kaip viskas yra tiksliai atidirbta, nu, man blema sunkiai galvoje telpa, žinai, kol nepamatai turbūt iš vidaus, kaip ten viskas atrodo. Bet neįtikėtinai techniškai aukštai pažengęs konkursas, žinai, ir nu, tikrai geriausias muzikinis turbūt šou pasaulyje. Tai, o pasirodymais, tai buvo viskas. Ko mane, jo, pritarsiu Algiui Ramanauskui, kuris sakė, jog šitą reikėjo jau SOS ženklų rodyti, nes tikrai manau, kad su vaikais žiūrint buvo tokių vietų, kur, žinai, jau ten net ne N14, žinai, kur jau tikrai turėjo būti, ir tada galvoju, palauk, o tai kur tada tos visos necenzūros agentūros, bet, nu, kur reitingai, žinai, deda, arba režisieriai, kurie matė, kokie pasirodymai bus ir tipo praleido va tokį, žinai, jau čia būtų, žinai, ir tada labai keistai tam kontekste, kad jau čia tiek visko galima ir taip jau, žinai, tas šiknas rodyti, žinai, ir žinai, iki tiek jau galima. Ir tada tas, tarkim, Olandų išmetimas, žinai, vien už tai, kad grėsmingai priartėjo, žinai, o ta nujausdama, kad gali pastatyti vietą vos, nežinai, tipo paskundė. Nu, man toks va taip, žinai, susidarė įspūdis, nes iš pradžių buvo skelbiama, kad susistumdė, paskui pasirodo susistumdymo nebuvo, tiesiog priėjo ir piktai priėjo, žinai. Nu, ir ta ten kažkokį nesaugumą pajuto, žinai, nu toksai. Galvoju, žinai, o tas tada buvo išmestas, žinai, tai jau, nu, kažkaip nesusiderina, žinai, bet čia man jau to kairių pažiūrų tie nesutapimai man čia būna labai kartais komiški, tai vat, tas buvo labai man jo keista ir nesuprantama, kad vat, iki tiek, nes buvo, sakau, tikrai vietų, kur aš atrodo esu gan liberalus ir vaikam daug leidžiantis ir mes būna pasikalbėsim, tipo tokia, žinai, tokia motyvacija, bet čia buvo tokių, kur tiesiog, aš nesuprantu. Žinai, kur ten ta ispanų, ta senė, žinai, su tais dviem savo, vienas ten kur vyras, o kitas ten jau jie tipo šokėjai. Nu ten tiesiog labai daug šokėjų buvo, labai daug nogais užpakalis. Aš net klausiu, tipo, blema, čia vis laikai tiek būdavo šokėjų. Tipo, ne, svarbiausia visi be maikės turi būti, čia minimum, jo, visi šokėjai bičiai ir be maikės. Jo, ir pas, nu, užpakalis pas vienus labiau, pas kitus mažiau, tipo, bet pusę gal turėjo vos, neatrodo, ir tipo, tai fainai, tipo, bet tada man tada net ir išskirtinumo tokia praranda, žinai, nu, tipo, kur nu, visi tada atrodo kažkokį tą patį, nežinau, modelį naudoja tą patį. Man čia, žinai, va čia ir buvo, žinai, nu, gerai, čia tipo, gal čia diskusijai kažkokie iššaukti, bet, žinai, man tai vis tiek buvo vulgaru, žinai, ir nu negali, man atrodo, nu blemba, nu negali tu lyginti. Aš šiaip nepastebėjau, vyriško subinės su moteriška, žinai. Nu nežinau, čia matai, jeigu būtų tiek pat moterų, tai aš taip pat klausčiau, ar čia visą laiką tiek, man tai čia nėra šiaip. Nu, vat aš galvoju, žinai, sakinys galvoju, kad tiek galvoju, nu, Eurovizija ir anksčiau būdavo ten, ir, žinai, ir moteriškų šiknų daug. Net, nu, vat sakau, nežinau, man atrodo, kad too much. Nu tikrai buvo, žinai, nu tikrai buvo per daug kažkaip, tai kažkokias, sakau, ribas atrodo peržengė. Nu, su vaikais, tipo, kad, nes aš, pavyzdžiui, ką žinau, ten bare žiūrėjau, kur tai buvo aplink suaugę, tai man kažkaip normal. Man toks kaip visą laiką, nu, tipo, man nebuvo, kad šitą Euroviziją kažko nustebino, tipo, ko nebuvo. Tiesiog jo, tipo, dėmesį, problema, čia šis metas kažkaip visi su šokiais, jo, ir kažkas buvo daugiau išsirengę, žinai. Jo. Nu, vat kaimynas pastebėjo, kad jis... Bet tikriausiai visą laiką taip šiaip buvo. Moteriško to galbūt nuogumo, to seksualumo, ypač iš tų Balkanų, ten, žinai, būdavo galbūt daugiau. Va čia tai jo, žinai, bet kad dabar, žinai, ta homoerotika taip jau labai pradėjo reikštis, tai čia naujas reiškinys. Šiemet tikrai buvo labai stipriai, man atrodo. Ir tas raganizmas, žinai, tos raganos, tas satanizmas, žinai, kaip va to buvo irgi šiemet labai daugiau negu įprastai. Nes raganų buvo bent 3, žinai, vienaip ar kitaip su raganom susijusios ir nu, kažkaip taip, žinai, nebuvo malonu, žinai, žiūrėti, ypatingai, sakau, tam, žinai, bendram kontekste, žinai, tų visų ten, žinai, tokių pasaulinių įtampų, žinai, ten tas karas irgi toksai, žinai, dabar krito toksai ant ribos. Nu, taip, žinai, žiūrėjau ir nu, aš nesimėgavau šou. Va tas buvo.
Tai man, žinai, man labiausiai iš visų labiausiai patiko turbūt Armėnijos ten gal buvo pasirodymas, tokia ten, kur linksmas. Kur, žinai, galima atsikvėpti dabar, žinai, biškis spaudimas pagaliau, žinai, nusiramins. Nes, buvo lengva, light, aš už šitą, žinai, aš už šitą galėčiau būti. Tai šiemet nebalsavau, anksčiau būdavo, kad pabalsuodavo, ten, žinai, vaikam būdavo azartas, kad čia, žinai, čia, žinai, ten už ką čia ir taip toliau. Tai, bet šiemet ne už vieną nesinorėjo ir galvoju, bet, žinai, už tą Armėniją turbūt būčiau balsavęs, nes vien dėl to, kad palaikyti šitą. Bet šiaip, sakau, konkursas, jo, toks, kur labai sujaukia galvą, žinai, ir tada bam, ir sakau, ir tiek žinių buvo pirmadienį, žinai, ir kažkaip atėjęs, galvoju, nesuprantu dar kaip, bet jaučiu kažkokia koreliacija tikrai yra tarp to aktyvumo prezidento rinkimuose, žinai, kad daug žmonių atėjo, žinai, tikrai didžiulis aktyvumas buvo. Tai gali būti, kad, žinai, norėjosi išeiti jau, žinai, norėjosi išeiti arba ar pasikalbėti, ar pasidalinti, arba tiesiog toksai poreikis buvo galbūt, žinai, to tokio sociumo, žinai, tarp kitų pabūti. Ir pamačius tas, žinai, eilės visur laukiančių, žinai, ir tą tokį judesį, žinai, tą tokia malonė, labai sekmadienio diena buvo, žinai, mes irgi su vaikais ėjom. Tai atėjus ten, aišku, jaunimas aikčio, kad kaip čia laukas reikės, kiek šio žmonių daug, žinai. O visai buvo gera, visai buvo smagu, tai va, tai jaučiu, kad kažkaip susiję dalykai. Ir tie rinkimai tam nutiko. Tai grįžtant prie Eurovizijos. Tai jo, labai, aišku, fainas tas productionas, viskas ten, man irgi patiko tas visas pats renginys. Bet man tai, pavyzdžiui, nebuvo nei ten kažkokio nusivylimų, nei žinai, arba, nu, tai nebuvo nieko netikėto, ką aš žinau, man visas renginys prie kaip kiekviena Eurovizija, tipo, nu, toks. Atspėjau, kad lietuvis 14, nu, bet mes, žinai, nukelintas, jau 14. Šiaip jo, nuo tos prognozės, kur mes varžybinės. Aš sakiau, top 15, nu tai va, tada atsistoja 14. Nu, toks atrodė kažkaip labai aiškiai, man kažkaip atrodė, aiškiai. Nu, jau, aš nežinau, ar mes kalbėjom, bet man atrodo, žinai, kad dainoj mūsų pritrūko tos, žinai, jėgos nuo vidurio, nes, žinai, ten auga per beveik ten minutę nepilną, jinai ten jau ateina į priedinį ir paskui tiesiog viskas kartojasi. Finalo jo ten labiau, jo, bet nežinau, bet fainai. Tai mes ten šiaip tarp nedaugelio šalių, va, kaip tik čia Eurodienos pažįstamas veda tą Eurovizinį podcastą. Dabar tik užkrito vardas Gėda Pelėda. Bet kaip tik sakė labai gerą faktą, kad ketverius metus iš eilės Lietuva pateko į top 15, ta prasme, ir čia yra vos net ten tik keletas šalių, ten vos net ten Švedija ir ten dar porą grandų, kuriems, vat, nu, tai mes tokie esam geroj bangoj Euroviziniai labai, tipo, kur, nu, nėra aišku labai ten mes brestam, žodžiu. Bet mes va jau ketverius metus top 15 stabiliai einam į, bent jau į tą geriausių sąrašiuką kažkokią, tai ir kiekvienais metais, o dabar jau kažką nusinčiam, kas ne tik, kad nepadaro gėdos, bet ir dar ten, tarp tų geresnių, žinai, jau aplenkiam dažniausiai Latvius Estus, kurie taškų negali skirti, ten nei vieną, man atrodo, nedavė nei vieną. Estai davė. Ar davė? Estai davė, Latvijai nedavė. Nu. Lenkai irgi nedavė. Pekanas. Bet, nu, gerai, pripažįstu, kad komplimentas galėtų būti, jeigu sakytum žmogui, nu, tu labai stiprus vidutiniokas. Taip, lyginant su... Mūsų šalį, ką žinau, rinkai ir tai pačiai muzikos rinka, nu, ginai, mažytė ir tų pinigų čia nėra. Čia visi vos ne, kas kuria, visi, žinai, visi beveik be leiblo, kas kuria, visi beveik iš esmės iš idėjos daro muziką. Nu, taip, ir pažiūrėjau, žinai, žiūrint į atranką, kai tu matai ten, kas jo, atrankoji, ypač ten iš idėjos 8% žmonių eina, o ne kad turi tam biudžetą. Taip, ten tokios dainuojančios mokytojos ir panašiai. Nu, pabandyt, gal patiks Europai, Lietuvai. Bet čia matai, nu, net ne biudžetas, nu, atsakau, su Vytu, kai kalbėjom su Bikum, nu, tai daina viską, nu, tai daina ir lemia, žinai, nu, vis tiek laimėjo daina, nes Kroatija buvo šou stipresnis, daina tikrai buvo irgi pasikartojant, jinai tiesiog buvo energetiškai labai stipri, o šveicarų buvo augimas ir ten ta repo dalis ir ten vis vyniojosi, žinai.
Galėjo būti čiut trumpesnė, ten kokį 15 sekundžių, nes galėjo man... Edo Sheerano vibes, kur kai pradėjo karjerą, kur toks tik be gitaros, kur irgi ir gražiai padnuoja, tada repukas ir tada kečiai priedinis. Jo, toks dramatiškesnis Sheeranas. Kažkaip nustebino labiau. Tai vat, žinai, nu tai vat yra, nes nu, ta pati Lorin praeitų metų, kai buvo irgi, jau sakiau, kad, žinai, ten 1,5 minutės augimas daino nuolat yra, žinai, vis kažkas nutinka. Tada tu pridedi prie šito, žinai, jau kai tu turi stiprią dainą, tai tada tas, žinai, šau, kad ten tie dublinai, žinai, ekranai besidarinėjantis, tik tai prideda ir, žinai, nu čia visą galvą aukščiau už beleką, ką ten kiti padarė, žinai, bet daina vis tiek jinai gera. Bet buvo įdomu, bet man labai, pavyzdžiui, patiko Airijos pasirodymas, ta ragana, nu, žinai, aš užskaičiau tikrai labai stiprus pasirodymas. Man top 3 buvo iš visų. Dar buvo Reelsas, yra toks Daily Irish, kur aš seku, tai ten irgi buvo 81 metų kažkoks senelis, žiūrėjo Airijos pasirodymą. I like the whole concept. Brilliant. That was brilliant. You liked it? Yeah. Fantastic, Dad. Yeah. Man irgi patiko. Man patiko, kad tai buvo nenuobodu. Žinai, man tai iš to buvo, kad sėdi ir pažiūri visus, nu, daug vienodų pasirodymų ir tada tai buvo, nu, taip ir, žinai, ten komentavau ir tą kartą sėdėdamas ten, žinai, kad, nu, aš šitą pasirodymą nuo pradžių iki galo neatleidau akių ir žiūrėjau. Man buvo įdomu, kas toliau, nes ten, o ta, pavyzdžiui, rami dainos dalis, kur ta jautrioji, tai žiūri gerai skamba. Ten max, aš klausyčiau pilną gabalą, jeigu jis būtų Spotify, jeigu būtų toks kažkokia rami, iš tos ramios versijos visą dainą padaryta. Nes man ten jau tiumaš jo ten, jeigu klausyt, pačiam jau ten, nu, tos ten visų reikimų. Bet man tas kontrastas ir patiko, žinai, kad ta ramioji dalis, taip kažkaip užliuliuoja, norisi dar ir tada bam, šitas kerta ir paskui vėl biškai dar tave paglosto. Nes jeigu vien tave ten gazdintų su tuo, nu tai irgi būtų šūdas, nes too much. O ten bam, tik tai ramu, okei, gražiai čia, ne, ir bam, tai kažkoks veiksmas ir taip vis kartojasi, buvo nenuobodu, buvo 3 minutės ar kiek ten. Baigęs pasirodymas, tik tada teliu, kad pašiaukės, okei, visai nieko, buvo įdomu žiūrėti. Pabaiga tai 10 iš 10 buvo, labai taip staigiai netikėtai, ir dažnai timingai viskas, ir choreografija man buvo tokia įspūdinga, ten, žinai, atrodo, atskiras galėtų būti pokalbis, ant kiek gera ten choreografija, žinai, buvo, nes ten irgi tas ten pusvilnis atsiranda, žinai, iš niekur, paskui ir jisai visą laiką atrodo logiškai ten tam veiksme, žinai, kamerų judesiai irgi, nu, ant kiek stiprus buvo Airijos šiemet pasirodymas, tai labai nustebino, kur šalis dažniausiai nepraeidavo į finalą, žinai, būdavo tai vis kažkaip cringy, kažkas ten ne į tą temą, o šiemet, vat, bam. Nu, tokį retą. Tik man labai buvo keista, aš nesupratau pavadinimų iš pradžių, nes Zilnys, aš maniau, kad jis anglų kalbą moka, bet thug neištarė. Sakė fug. Ir sako, kaip ten sako, Bambi fug. Bambi fug, Bambi. Ir aš galvoju, kas yra Bambi, kas čia per Bambi fug, tipo Bambi, apie ką čia, žinai. Ir paskui pasiskaičiau, kad jinai Bambi thug yra. Ir tiesiog, nu, padaryk fe. Vaikai, mokyklai mokina mokytoja fe, bird ištarti ar bird visus amerikietiškai. Ne, yra virš 40 metų žmonės sako ze, tai zeg. Nu, aš gerai, aš tada būsiu pavyzdys, kad ne, galima būti virš kem ir ištarti normaliai, žinai. Tai, nu, kiek man... Taip, Bambi fug. Airija. Aš po viso šito šou dar visą sezoną žiūrėjau Lietuvos balsą. Ir buvo tada sekmadienį finalas irgi. Aš sužinojau netikėtai taip grimerinį antradienį, kad buvo per rinkimų naktį Lietuvos balso finalas. Taip, dar buvo ir Lietuvos balso finalas toks renginys. Ir svarbiausia, visą sezoną žiūrėjau, blemba. Nu, man iš lietuviškų tų aš jau gal minėjęs esu, nu, man tipo pagal productioną. Tai, nu ir šiaip ten daugiausiai pinigų, manau, ten dedama, bet be ne Lietuvoje, žinai, visus šou ten žiūrint, nežinau, koks galėtų dar pralenkti projektas. Nes ir, žinai, tu licenciją voice'ui kažkokią tais mokė ir tu turi castą, kur ten vien superstarai, žinai, tu rolas vedėjai, nu, prasme, vis tiek yra jau tie, žinai, top tiero, realiai, nežinau, ir teisėjai. Ten, žinai, kas Vaidas, Benas, žinai, Gabrielė šitą. Vilkitskytė, nu ir Nomeda. Nu, žinai,
fainai labai ten, žinai, viskas su jos ten talentais vokalų, bet telikui tai jinai, nu, nesižiūri, nu, žodžiu, bet jau pakeitė viskas. Kokia Nomeda? Ai, ta... Tokia operos dainininkė, nežinau kaip pavadinti. Ne, bet būtų geras šiaip, aš manau, kad irgi koks talentus, manau, bus atsiras kada nors viena iš. Šiaip, žinai, kol nepratęs, būtų fainai pamatyti, kad ateitų kokia nors Neringa Čereškienė, kur buvo Telebimbam vadovė, ateitų Lapkauskaitė, žinai, tada koks nors Bžeskas, kur tipo tokie, žinai, sunkia svoriai, žinai, tipo seno old schoolas, tipo, žinai, ir tipo, va, tarp tokių reikėtų rinktis ir ką jie, kaip jie padarytų. Aišku, būtų iššūkis nesėti. O, rimtai, žiūrėk, tada, davai, Lietuvos balsą grįšim, davai užsiminiai, žiūrėk, įsivaizduojam talentų šou, ane? Ir mums reikia geriausią TV, kur, va, telkė ir 4 džadžių turim, 4 teisėjų, 2 moteris, 2 vyrai, padaryti super teamą, ane? Bet teisėjai, kur didžiausia va entertainmentą mūsų nuomonę padarytų, žinai, nu, va, ten, nežinau, vienas kad pravirkdytų vaikus, kitas turi būti, žinai, ir geras kažkuris, kuris visada užtarė, pozityvas, žinai. Viena moteris gali būti kažkaip gal kandi kažkokia, tai jis dar kažką, kita galbūt tada irgi viena tada, nu, toks good cop, bad cop, kad dar pasidalintų, žinai, nes tai negali būti visi vienodi. Tai, pavyzdžiui, manai, kad koksai Bžeskas, tipo, tai galėtų būti? Dabar jau kai iš tikro sadinam aš net neįsivaizduoju, kaip jis dabar atrodo, ką jis veikia ir kokio įmūsio. Na, bet čia reiktų, žinai, komentarų, va čia reiktų tokių, sakykime, nu gerai, jeigu 2 vyrus imam, nu tai vienas turi būti tokie gal net ir kandesni, gal net ir biški, žinai, tokie, o kitas turėtų būti gerėtis, manau, kuris, tipo, sakytų, eik, tu nusišneki, žinai, eik, čia žiauri fainai viskas, tai va, manau, kad visada reikia tokio balanso. Žinau, aš jaučiu, kad labai būtų įdomu, nu man atrodo, aš norėčiau, vat, Mikutavičius. Nu tai Mikutavičius jau turi šitą, man atrodo, talentus. Nu tai mes iš visų renkamės, mes mega. Bet Mikutavičius tas gerėtis. Ne, nu tipo tas, kur, nu, fainai, hebra. Jo, jis diplomatiškas būtų, bet jisai sako teisingus dalykus, žinai. Tai Marijonas Mikutavičius, Valinskas norėčiau, kad būtų toj komisijoje. Šiaip Valinskas. Nes būtų mūsų... Valinskas galėtų skandesnis būti. Jo, jis būtų, matau, lietuviškas Simon Cowell, žinai, kuris kaip yra, taip ir jis yra buvęs su Inga, jie dviesi kažkaip ten tą balso kėdę turėjo, tipo, vieną. Kažkaip beseniai labai, prieš 10 metų. Gali būti. Aš dar atsimenu, buvo šau, kai Dragūnas buvo pasadintas į teisėjus. Ten buvo kažkoks šau per LNK, man atrodo. Irgi Elitazas darė ir aš dabar neatsimenu, kas ten buvo. Atsimenu, Bareikis liktai sėdėjo, Dragūnas ir dar kažkas tai. Buvo toksai. Ir ten, kiek buvo tikimas iš Dragūno, tai nebuvo tiek, kiek, žinai, ten nebuvo tas freaky kosmosas, žinai. Tai va. Ne, šiaip Valinskas, Mikutavičius, tai, nu man Jankevičius dar irgi atrodo galėtų galbūt kažkuris iš. Jisai dabar turi. Nu mes jau 2 vyrus turim. Tai aš už tos 2 būčiau. Jo, ne, Valinskas tai 100%, nes jisai, nu, sakau, mes jau jį ten gražiai žodžiais apkalbėjom, jisai visiškai nesuvartomas ir net jeigu jam ten bandytų kažką, kad jis ten, nu, žodžiu, jisai max show daro ir to, ko reikia kažkokios. Ir kurio patirties yra tiek, kad jau... Komentariukai, ar ir pasakyti, ar ir pareklam, nu, žodžiu, viską jisai top notch, jo, tai Valinskas tai tikrai. Dabar 2 moteris. Tai žinok, aš gal ir liksiu prie savo Lapkauskaitės ir Čereškienės. Čereškienė ar Čereškienė? Iš Telebimbam. O kas yra Lapkauskaitė? Tu nežinai, Laima Lapkauskaitė yra moteris, kuri Lietuvai padovanojo pirmas galbūt man, bent jau į mano aplinką atėjęs, tai buvo Neringa. Tokia seniai ten buvo, reiškia, ir paskui buvo pirmas toks vaikiškas aktas, kuris man atrodo labai įstrigo, bet jos mokinukės jos buvo kūrinys. Iš mokinukių paskui, atsimeni mokinukės buvo? Nu. Tai mokinukės jinai nuo mažens augino ir padarė. Paskui buvo kažkoks... Nu tai niekas nežino, kas jas padarė. Visi žino, kas dainuoja toj grupiai. Bet čia yra Lapkauskaitės mokykla. Nu parodyk, kaip atrodo. Neįmanoma dabar, kol nežinau, kaip atrodo. Nu tai gerai, bet tai va, jinai nėra, kad... Ir pas ją yra tokios, žinai... Kažkur rodosi, prieš kamerą. Jinai niekur nesirodo. Tai čia vat yra jos... nuotraukos Wikipedijoje nėra. Tai... Nes jinai yra visiškai pilkoji kardinolė, žinok, aš tau sakau. Nu tai ką, man jinai prieš teliką pašnekėtų normaliai? Dar niekas nežino, kaip atrodo, tai čia Max TV padarytum. Aš nežinau, man žinok, idėjiškai atrodo įdomu. Va, net tas Stasiulytė šiaip gal būtų gerai. Dabar galvoju iš moterų. Ne? Va, Ineta kaip bad cop galėtų būti, kur kažkaip, bet mane jaučiu gerai išnekėti.
Ineta ir va, jo, iš Telebimbam tas būtų gerėtis, kur visi geri, žinai, tipo visi faini ir visi, ypač vaikų aktai, tai būtų jau ten amazing. Lemba daugiau iš moterų, kad blogietė būtų. Nomeda Marčėnaitė. Irgi galėtų būti geroji. Šiaip Beata, bet nes, aišku, menais neturi nieko, bet šitą, kad ir Beata kaip good cop. Kuri? Nu, Nicholson. Irgi, visi daug kas mėgsta. Beata, matai, visą laiką visus gyrė. Nu tai va, tai sakau, ta kur būtų, kur, žinai, visi ten gal pakritikavo, bet sakytų, bet maldės, kas tengiasi, žinai, tipo, nu da būt kur neleistų. Ačiū, kad atėjai, žinai, džiaugiuosi, kad... Jinai būtų tas žmogus, kuris sako, tu esi labai stiprus vidutiniokas. Vis tiek rastų, kaip pozityviai kažką pasakyti. Ne, aš Beatą vis tiek, aš pas mane būtų Dream Teamas Valinskas, Beata Nicholson, tai va, vienas būtų, va, ir kairėje sėdi Valinskas, nu, tipo, pačiam kampė sėdi Valinskas, šalia Beata, kad atsverti biškį tą gerietę. O tada du... O mes būtumėm Mikutavičius, aš esu matęs talentuose, nu jis kažkaip labai nedaug ten pasako ir labai diplomatiškai irgi, tai man biškai, man daugiau TV norisi, daugiau biškai, kad pašnekėtų kažką. Aš nežinau, kaip jisai pačiu įrašo metu, žinai, elgėsi ir kaip ten po to viskas dėliosi, bet žinai... Bet ir Jankis irgi labai teigiamai, tu prasme pamatai, kad, nu, Bramo pasirodymas, nu, žiūri lievas, ten, kur ten talentų šou nebūtų top 3, žinai, mokyklai, bet jo, fainai vaikai, tai toks, lemba, gal jiems neleidžia jaučiu. Būti prodiuserinė tiesiog reaguoja, žinai, nes yra jau irgi ten, žinai, 19 metus vyksta sezonas, žinai, tai gali būti, kad yra susirinkimai ir sakoma, kad, žinai, mažinam ten to, didinam to, žinai, ir strateguoja, ir žinai, savo vaidmenis atitinkamam, reiškia, režimai ir atlikinėja. Tai, nu, žinai, telikas yra feikas, niekas tam tikrų iš tikrųjų nebūna. Ir niekam yra neįdomu tiesa, ten, žinai, reikia vaizduoti. Tai... Žinai, kas geriau apsimetinėja? O, sugalvojau, kas galėtų, Klajumas galėtų būti. Nu, nes jisai būtų tai kitai Valinskas ir Klajumas dar netoli sėdi. Tai Valinskas kaip tik galėtų būti tas gerasis, nes aš pastebėjau, jisai dabar ir ten visur, kur būna, jis tas toks labai teigiama, kaip tik jis jau nebeturi to kavalo, kur kažkokio tais... nu, to Simono Kavalo kažkokio, tai Valinskas kaip tik galėtų būti. Aš gal vietoj Klajimo Lastauską rinkčiaus netgi. O, aš tai man, nes, žinai, nu... Ne, aš tik Klajimą imčiau, kad būtų tas, kur žalia šviesa su, tipo, sakyk, ką nori sen. Nu, tipo, būtų, kur tiesiog nepatiko, varyk, tipo, ir būtų, o tada Valinskas būtų gerasis, tada šalia dar Beata, tai irgi tie du tokie geresni, nu, ir tada reikėtų dar gal tokios... Tipo, Klajimą vietoj Mikutavičiaus? Jo. Nu, čia bet čia būtų du pikti. Nepikti, Valinskas būtų gerasis. Nebūtų jis gerasis. Būtų jis gerasis. Man atrodo, kad jisai, nu kaip čia, kad su metais jis anksčiau būdavo tas gal nebūtinai gerasis, bet dabar, kad jisai gali būti gerasis. Gal pradžiai perklausose galėtų būti gerasis, o paskui, kai matytų, kad žmogus haltūri ir nebesistengia, jis, manau, persiverstų ir pradėtų duoti pylos už tai, kad tu neišnaudoji progos ir taip toliau. Manau, kad persiverstų, žinai, tai čia jisai galėtų ir tą. Dominikas, man atrodo, žinai, jisai tiesiog, žinai, išnaudotų kiekvieną progą bairį pasakyti. Bet ten tu netektum, nu, kaip sakyti, to autentikos momento, žinai, kur vat būtų, ir čia apie talentų šou, ne apie dainavimo šou kalbama, ne? Apie talentų. Apie talentų. Nu, kad plačiau būtų. Nebūtinai vienas kilas, žinai. Bet kokie pasirodymai, žinai, galėtų būti. Tai ir stand-uperiai kokie ateitų, žinai. Kas stand-upas teliki kažkaip labai nenusiskaito pas mus. Nu taip, kažkaip. Vis Jeigu geras ir ruoštas tam būtent tokiam formatui, tai gali nueiti, bet pas mus per mažai rinka pas mus nieks nedaro. Ir tie stand-uperiai dabar, jie žinai, jaunoji kartai, jie savose sultyse labai verda. Nu ir kita kultūra, žinai, nes tipo stand-upas ir yra, žinai, pustuštis baras, žinai, o čia, nu, čia telikas, čia komercija, čia blablabla, tai čia dar tas momentas yra. Nesgi, kai stand-upas, kai humoro klubas ateidinėjo į teliką ir tas buvo kultūrinis toksai, žinai, pokytis, tas shiftas, buvo labai madoj varyti ant anekdotų tų visų sakytojų, žinai, ir tipo, kad mes, žinai, tie blogi, mes geri, ką darė Flying Saucer Gang ant GNG, Buvo ir Šilanskas blogai, ir visi, kas sako anekdotas, anekdotas buvo tipo, čia žemiausias lygis humoro, žinai, nes vat, ką jie daro, čia jau yra aukštai, čia yra jau aukštasis pilotažas, žinai. Buvo šita tokia, žinai, jaunatviška arogancija. Ir jinai logiška ją vietos, žinai, jinai turi būti. Bet
teliko auditorija dėja yra, žinai, ne tas jaunimas, žinai, kuriam jie sako baruosi, žinai. Tai va čia visą laiką, už tai ir sunkiai labai nusiskaito telikas su tuo, su stand-upu. Jaučiu, kad šalta biškai pradėjo daryti, ne? Nu, normaliai. To normaliai. Nu, arba Jankį tada keičiu, kad būtų geras, o Valinskas blogas. Nu, tai Jankevičius, nes Jankevičius tai teigiamai labai kalba. Tai arba tada Jankį kaip teigiamą. Plakas Mikutavičius ar buvo? Nu, man Jankevičius gal labiau. Nu, man Mikutavičius, jis nebent Mikutavičius ant Max pastangų to laidoj. Nes jis ten būna ir atrodo kartais, kad jis ten tiesiog pačilina viską, bet man reiktų aš kalbu apie, tipo, maksimalizuoti tą TV entertainmentą, kad pasakytų kažką, ką po to žmonės atsimintų kitą dieną, arba kad būtų tokių momentų. Nu, va, tipo, kad darytume, nu, ne šiaip, bet ką... Tada, matai, reikia įtampos ir tarp pačių teisėjų. Tai tada, gerai, tada klajumas yra logiškas toje vietoje, nes... Kad biški pasipeštų, nesutartų, ten, nu, va, tokių visokių, nes, nu, kai visi sėdė ir sako, kad viskas gerai, nu, neįdomu žiūrėti. Reikia didelių ego, taip, kad jie pradėtų pjautis tarpusavį. Taip, va, jeigu Valinskas, žiūrėk, turi su klajumu, nu, dzin, kažkuris iš jų bus, nu, pasakytų prodiuseriai, kad, nu, jeigu ten vienas jau suvarėt, nu, davai, nedametinėkit, žinai, tipo, nu, bent jau labai neutraliai tada bent jau likit, žinai. Nemanau, kad tu Valinskui pasakysi. Arba... Nu, tai tik tai klajumai. Būtų, žinai, tik tai klajumai, bet ir klajumai nelabai pasakysi, bet paprašytum, kad davai nesuvaryk. Bet čia ir būtų va, tas žodinis betlas, kur, žinai, aš manau, kad, žinai, būtų pabandytas ant menčių. Bet būtų good television. Dzin, tada moteris reiktų labai teigiamą šalia susadinti ir jos ne šalia, žinai. Jie kas antras sėdi, tada Beata Nicholson, grynai tarp jų jau viena sėdi, kur, tipo, Kebrytė jau karą mėčia, viskas buvo nuostabu ir fantastiška. Ir dar vieną reikėtų Saulės spindulėlio iš moterų dar kažkokią, tai irgi tada, nes turim vyrus, kurie Jūs tai iš Saulės Kriošo. Nemanau, kad jinai būtų... Kur tiesiog sėdi ir verkia nuolat, nes tie trys kalasi, žinai. Jinai kaip vaikas šeimoje, kur tėvai mušasi, žinai. Bet va, iš tų super teigiamų išpridės, nu, Nomeda Marčėnaitė, kur man bent jau asociuojasi, tipo, su viskas teigiamai ir viskas labai gražu. Tai va, arba va, tik tavo labai geras variantas, kur telebimbam tapai. Nu, tai irgi tik tai Saulės spinduliukas atrodo toksai. Tai va, gal... Bet jinai, matai, jinai muziką supranta. Jinai išreikalaudavo, jinai ir šiaip charakteris labai nuskaito ir, nu, pas ją yra... Jinai nėra tokia pozityvi, nes tai, žinai, irgi vadovauti vaikų chorui ir ten taip toliau, žinai, ten ir to, man ten, žinai, jaučiasi, kad yra supratimo ir to kietumo, kai reikia, žinai. Tai, sakau, bet gaila, kad tu Lakauskaitės nežinai, nes tas įdomu. Nes kiek aš žinai, nes sakau, Nainėjos mokyklą praėjusi. Bet jinai būtų tokia diplomatiška, tipo, nu, tai patiko ten, ne? Nebūtinai diplomatiška. Jinai yra labai strikt tokia, žinai, apie nu, būtų įdomu. Nes man labai įdomu, nes kiek jinai yra padarius ir, žinai, Lietuvai dovanojusi visokių sėkmingais atrodančių ar projektų, ar žmonių. Visi praėjo tam tikrą... Vat įdomu buvo, pas mane buvo svečiuose podcast'e pokalbiuose ten Paulina Paukštaitytė, žinai, ir irgi per radiją susipažinom ir matėsi, žinai, pas ją yra tokia labai stipri darbo etika, vat yra taip ir ne kitaip. Ir pasirodo, jin irgi Lakauskaitės chore buvo ir su Laima kažkaip liktais susijusios yra. Nebeatsimenu, ant tiek blogai galva dirbo, neatsimenu, nes pasakojo Paulina, tai galima susirasti. Įdėsiu gal iššokančią kortelę, kad eitumėt pažiūrėtumėt. Įdomus buvo pokalbis. Tai va. Nu, žodžiu, tai sudėliojom iš esmės abu skirtingus, bet aš tai savo turiu tada su telebimbam, jo, šitą. Ketvirtoji moteris ir... Galim dabar dėti vinjetę, aš labai tualetą noriu. Gerai. Vinjetės negalime, nes aš nepabaigiau, ką aš iš vis pradėjau apie tą Lietuvos balsą pasakot, mes varėme hipotetinį. Tai čia reikia šiaip, nu, kad ten kažkaip, nes pratesti, nori pabaigti vis tiek, ką pradėti. Dar kažką turi pridėti? Nu, tai nepridėjau, aš nepradėjau, aš tik pasakiau, kad žiūrėjau ir tada mes pradėjom dėlioti Dream Teamą. Ir taip aš nepasakiau, ką aš tai vinjetė jau praėjo, tai dabar ką jūs norėjote, kas apie tą finalą? Tai žodžiu, Lietuvos balso finalas, karočią. Ir dar svarbiausia,
Žinai, čia blema buvo tokia situacija, kaip vaikystė, kad būdavo, kad pasikviesdavai draugą pagamint kažko ir visada tas gaimas veikia, tipo visada achuienai, viskas ir pasikvieti draugą ir ir strikt pradeda, arba nebe pasileidžia staiga, žinai, taip kai draugas, tai man buvo su Lietuvos balsu, žiūrėjau visą sezoną, tipo, čia Lietuvoje, čia, aš ten pasakiau, žinai, blema, čia geriausia šau, dar kažką, blema, įsijungiam finalą, ir blema, aš nežinau, ar jie ten savęs negirdėjo, dar kažką, blema, visi pro šalį, tipo, dainuoja. Productionas žiauriai gribavo, ta prasme, nu ten keletas ir aprangų, ten tokių, nu, ant klaustuko. Tada ten Benas, pavyzdžiui, šneka, mikrofas, kas 5 sekundės traška, jis ten pasitaiso per visą areną, žinai, tokie visokie. Blemba, top finalas, žinai, Žalgirio arenai, top notch turėtų būti po Eurovizijos dar, žinai, tos dienos. Ta prasme, seniai ir viską vainikavo. Nu, žodžiai, visokie tokie, arba ten tarp dainų, pavyzdžiui, rodo dainų pakartojimus, kad balsuoti, žinai, ir anksčiau būdavo vinėti, ir ten pasikeičia, dabar garso tai vinėti nėra, reiškia, dainuoja, tiesiog tyla, išlenda toks, vėl toliau, nu, tipo, kažkas ne taip akivaizdžiai su to vinėti. Čia KTS problemos, čia tiesiog transliacija. Pilna jo, su ten mikrofai, su dar kažko, ten jau ir Benas matėsi, kad jau ten sunkiau rinko žodžius, nežino, kad mikrofas jau ten traškės, tai toks, tipo, po to nebekalbina, net pusę laidos atrodo ten. Ir sakau, ir tada viską vainikavo, kur mes jau dėjom ten jau žvengti su bičiuliu žiūrėdami, kur blemba, kaip ten gal jau 2,5 valandos praėjo, tipo, jau, ir tokia, žinai, laidos vieta, kur Maximum Good Television, kur ta prasme padainavo Vaido Baumilos dainą, kuris yra tarp teisėjų, žinai. Jisai sako, blemba, aš kūriau, žinai, savo senelį, kurį labai myliu, jau ašarytės pasi akyse. Jau matai, kad ašarytės jau pas tas panas, ten jaunas labai panas atliko tą kūrinį, jau ten ašarytės. Ir jis jau, nu va, ir man jisai buvo toks brangus ir tai Lietuvos balsas ir reklama, tipo, what the fuck, tipo. Ta prasme, visiškai, aš neturiu įsirašęs tą videką, galėsiu to net permės, gal kažkaip galima bus įklijuoti, tipo. Gal dabar va. Nes, ta prasme, nu, jau, sakau, jau pirmą kartą užkabino, kaip turi tie šou užkabinti, žinai, nu, kažkokią jautrę vietą kažkienotais, nes ten dažniausiai, kodėl eina užsieniuose talentų tokie visokie konkursai, žinai, nes va ten ateina dalyvis, nesvarbu koks jo balsas, nesvarbu koks jo talentas, kročia jis vaikystė ten vaikų namuose augo, bet tada, žinai, jisai ten visada siekia, tada 20 metų ten dirbo, kad vokalo pamokas, nu va ir aš dabar čia, žinai, va aš perėjau per tiek. Tai Lietuvos balsas. Čia labai šiaip memas gaunasi geras, iš bet ko, žinai, debatai vyksta ten ir dabar svarbiausias dalykas, tai Lietuva. Jo, tai va tai buvo, tai žodžiu, tai va tik tai vienoj vietoje atrodo normaliai užkabino, ką jie turėjo seniai užkabinti kažkokią jautrę tų veikėjų ten istoriją, nu žinai, nes bet jam pavyko, bet jis čia ir tokį gražinaun ir balsuoja, nu ir tada visas tas yra modelis, žinai, ten užkabino ir staiga nukatina, enough, tipo, viskas, užteks išnekėti ir reklamą. Tai žodžiu, man, nu, čia tas toksai, aš retai ir noriu, bet blem, jau kai feilina, tai aš, nu, man jau irgi noriu pasakyti, nu, žiauriai feilino. Visas teamas ir nežinau, visokie tie intarpai, jo ten Jurgaitytė tiesiog siuntinėjo po visus kambarius, kurie tik yra tai Žalgirio arenai, kad, tipo, nu tai sveiki, mes čia iš Rūsio, nu tai va, čia laikom techniką, nu tai po to ten montažiniai, nu tai va, čia vyksta montažas, ten visi linksmi, sakau, lyg išgėrę buvo tie visi montažistai, nes ten, kai rodė, jie tokie visada su šypsenytė, tokie nes, nu, bliau, nieks neveikia, atrodo normaliai, nu tai va, tai žodžiu buvo tas, kur aš išsėdžiu ir žvengiam, sakau, man draugui gėda rodyti šitą, man svetima gėda, nes aš draugui sakiau, kad čia jėga, pažiūrim davai ir taip va, nu, tai, bet gavosi, kad bent jau turėjom gerą laiką iš to, kad, žinai, gavosi tas, nu tai tada stumėm, žinai, nu tai tada darom stumyklą, tada važiuojam ir tada tiesiog gavos, kad biški tada buvo tas toksai, žinai, unfiltered, žinai, va, kaip tarp bičių tiesiog, stumyklą atidarom ir tada važiuojam, nes visi pasirodymai praėjo, net už nieką net nebuvo ką prabalsuoti, toksai, nu toks, nu, tie, kur laimėjo, tai faini bičiai, bet tas ir yra, kad tie konkurencijos neturėjo, nu, galima, taip atrodė, kad, nu, jie ten ir triuškinamai laimėjo, ten tiesiog 3 bičiai, kurie
Taip, jauni bičiai gerai atrodo, biški susisinkinę judesius, biški ir šokiuko yra, bet va dar, kad 3 ir 3 skirtingus balsus, žinai, dainuoja. Tai labai gražiai ir jie labai susiderinę, labai jau kažkiek ten treniruojas, dainuoja. Tai nu ir va, ir tiesiog va toksai va susifusinimas, žinai, jauni vyrukai, prabalsavo ir panų, manau, nemažai, žinai. Tai ir laimėjo ten triuškinamai. Tai va, bet va, kaip sako, žinai, pasibaisėjau tiesiog, va, tuo lyg, ypač po Eurovizinio, žinai, šeštadienį, kur ką tik pasižiūrėjai Max Level. Ir tada, nu ką, žinau, nu man visas tas balso sezonas, nu bet va, bet čia buvo sumontuotas. Žinai, kai sumontuotas, jie ten kai viską pasidarė, jie ten kai dar matyt yra ir rašė, kad, žinai, post-production ir tos vokalus biškai patvarko, net ir tų aklųjų perklausų nėra, kad duoda tą visiškai live, kaip jie ten padainavo, ten pasitvarko, kad taip, gražiau būtų. Taip, ir jie meluoja. Taip, Jo, tai ir tada kai live šauna, tada ir taip girdi, kad, nu brava, nelabai į tą pusę, žinai, tai... Bet kaip įdomu, buvau lengvai šokiruotas. Aš vat nustebau irgi, žinai, ar čia specialiai buvo daryta, ar čia buvo nesužiūrėta, žinai, kad po Eurovizijos rinkimų savaitgalį finalas ir dar arenui, dabar kai tu pasakėjai, gal tikrai dar tas turėjo būti... Seniai, ir dar vienas iš atlikėjų Luktelk dainavo. Ir mes tokie su, nu ble, too soon. Nu, tipo, vakar, ką tik žiūrėjom ir panas atliko, ten ramiai pavarė 20 sekundžių, bet vis tiek tada aktyviai 2-3, nu tai padarykit kitokį kažkokį coverį, tipo, žinai, kažkaip tada remakinkit, kur jau net pažinsi to dainos, jinai vapšė kitaip. Bet ne, vis tiek aktyvus, ten visas tas, ir galvom, brama, nu too soon. Net, nu tiesiog gal net po savaitės būtų normaliai, kai jau intervose išsivaikščiojo, žinai, dar kažką biškai pamiršai, ar po 2. Arba išradingai pateikta, gal tas. Arba išradingai pateikta. O čia, nu taip, ir ten su šokiais, ir ten po to viską, nu ir tokie mes, brama, vakar buvo ir šiandien dėt Luktelk kaip balso pasirodymą. Nu nesąmonė, nu tipo. O dabar galvoju. Bet jos pateko į finalą, tai šiaip negali sakyti, kad nesuveikė. Nu tas, žinai, toks aktualumas, dar kažkas, žinai. Nes jos su Luktelk, jos pateko į tą top 4, tada vėl iš naujo dainavo. Tai po to ten gal 3-4 nelaimėjo, bet negali sakyti, kad nepasiteisino. Okay. Tai va. Žinai dar kas iš, nu aš kaip balsą žiūrėsiu ir kitą sezoną vis tiek, duosiu jiems šansą. Jessica Shai į teisėjas pasikvietė. Tai dabar ir Benas ir Jessica Shai, karštoji power couple, dabar balse turės 2 kėdės. Čia į finalą tik tai, ne? Ne. Kitam sezone Jessica bus visą sezoną, nu, pristatė naujus teisėjus, šitos teisėjus. Okay. Tai kaip suprantu, šitas Mantas Keis Vaida, kaip suprantu. Nu, tas Jankavičius. Ai, reguliariai sugrįžtantis. Jo, reguliariai sugrįžtantis, nu, taip aš taip įvadinu, nu, taip, vyresniai publikai, vyresniai moteriškai publikai, tas toksai labiau taikytas. Tada bus, Gabrielė Vilkickytė lieka, nu, tai tada Benas lieka ir Jessica vietoj tos Namedos, kur sakiau, neina ten telika tikrai jai. Okay. Tai labai rimtas upgrade'as, manau, vietoj tos Namedos, kuri šiaip laimėjo savo komandą ir nebeturi darbo. Tai va, tai šiaip excited visai žiūrėsi, tikrai. Įdomu, jo kaip ta... Įdomu būtų pasipešt, kad ten kažkaip dėl tų, žinai, dainininkų, kad ten abu nori, žinai, po to namuose, žinai, nu kamba, tu čia, žinai. Ir ta vis tiek, žinai, ta jau chemija konvertuosis kažkaip į tą eterį, įdomu, kaip... Jo, bet šiaip keisti, kad išneša, nes ne anksčiau man ir Benas atrodo toks labiau, nežinau... Privatumas. Privatumą, bet va dabar net jau ten, žinai, net ir su, taip sakant, savo mergina, vat, irgi jau ten to privatumo bus tiesiog esi, vat, vienoj didžiausių... Išbandymas santykiams, arba žmonės labai užtikrinti, kad, žinai, jie gali tai padaryti, žinai, kad tipo praeis, nes nublema vis tiek būna. Nu, čia jau turi jo ir tvirtus santykius turėti, manau, kad nes tu vis tiek eini ir darbas, ir vis tiek norėsi tą gerą šou padaryti, bet ir kad neįžeisti ten, nu, ne tai, kad neįžeisti, bet kažkaip, žinai, vis tiek prižiūrėsi dar, kad ten nežinai, kad čia, žinai, ne tik šou, čia dar namuose pato. Taip, žmonės žiūrės, žinai, o tai kaip ten pas juos namuose, žinai, kas čia vadovauja. Ir visi overanalizuos, visi kiekvieną dalyką, ką ten susipeš, visi, o tai tu matei, o tai kaip jis jai pasakė, o tai kaip jinais, matei, kaip pasižiūrėjo, taip, kiekvienas toks bus, taip. Nu, producerinis ėjimas tikrai geras. Jo. Žinai, man Vaidas gaila, kad man Vaidas gerai ten normaliai išėjęs. Nu, jis toks pozityvas, va, tas Benas biškai kartais visaip gali, jo, o Vaidukas tai taip pozityviai toks visaip. Man Montvydas patikdavo visą laiką kaip mokytojas, kai būdavo Lietuvos balse. Labai... Kartais biškai ten užnešinėdavo ten jį, kai, žinai, kokią gražesnę atlikėją pamatydavo, žinai, nu, žinai,
jau tas būdavo, bet iš profesionaliosios muzikanto, žinai, pusės tikrai atrodo labai ir patarimų duodavo, ir gerai sakydavo teisingus tokius dalykus, tai labai būdavo vis laik įdomu. Ir pati Eglė Jurgaitytė, kai buvo Lietuvos balse dalyvė, jinai irgi Montvydą pasirinko, tai irgi sakė, kad labai gera patirtis buvo, žinai. Tai jo, būtų įdomu, jeigu dar vis tik Montvydas grįžtų į kėdę. Nes dabar taip atrodo, žinai, po viso to skandaliuko kažkokią tų apšnekų, žinai, labai... Nu, tai prieš kurį laiką išėjo, manau, kad ten jau šiaip pats nebenorėjo gal. Nes jis gerai ten visai gerai Vaidas, man atrodo, pakeitė, ko gero, Donį prieš kažkiek metų. Gali būti. Aš mačiau jau seniai nebežiūrėjome mus. Nu, man tai toks, pasižiūriu Auksinį protą, dėl kurio mes ten keičiamės. Ir pasižiūriu Lietuvos balsą. Mano tokie 2 projektai, kur, užmetu akį. Balsą taip, visas taip normaliai. Auksinį protą, mes tyčiojamės? Ne, kur mes ginčiamės, sakiau, kad mes dėl kieno idėją, ten tu po to pabraukė idėjas autorius, Arūnas Valinskas. Gerai galvoju, tai tokį... Na, aš montuodamas radau, tai aš galvoju... Gerai, užteks in your face tokį. Tai čia tik tau te buvo taip, aš montuodamas radau atsakymą. Gerai, kad tu... Ir montuojant... Aš matyti, bet rimtai blemas, skaičiau kažkokią atrodo ar intervą, ar kažką, tai gal ne taip kažką supratau tiesiog. O gal tada įskatino Babalinskui, kad vat, siūsk darom, nežinau, kaip ten, bet kažkokia vis tiek sąsaja ten sutapino irgi yra, kad ten, nežinau, o gal Valinskas pats daug kartų siuntė tada, taip sakant, tą laidą, kol pramušė, žinai. Tiksliau, tu nepaskambino tau dėl podcast'o prodiuserio? Ne, palauk, kaip? Podcast'o prodiuseris, sakė LRT, kai aš LRT prieš daugel metų siunčiau. Aš jau tada, kaip mes kalbėjom, jau tada jaučiau, kad, žinai, jeigu jau būtų kažkas buvę, tai galbūt ir būtų. Bet keista, kad tau nepaskambino. Tai va. Tai kas tą turėjo dar siūsti? Come on, ir podcast'ai kalbi ir vedi ir visko, ir taip pat tau nepaskambint. Man keista, aš objektyviai žiūrint, žinai. Aš nežinau, už tai aš tų visų, to viso civeko siuntinėjimo taip nemėgstu, kaip ir visi turbūt nemėgstu. Nes tu sėdi durniaus vietoj, žinai, nuolat. Ja. Ir turi ateiti, žinai, ir aš nesuprantu, to viso, žinai, vieni tikisi, kad, vieni nori atrodyti geriau, tie, kurie ateina darbinti, žinai, ir būna dažnai turbūt, kad meluoja arba pagražina kažką, arba tiesiog nedasako kažko, jeigu toks yra melas iš abiejų pusių. O darbovietė bando vis atrodyti, kad, žinai... Čia geriau yra nei... Čia mes čia kažkaip... Ir ir kad viskas laiku, ir paskui kažkodėl kažkoks nustebimas yra, kai kažkaip matai, kad pradeda nebesutapti, žinai. Jo. Tai... Manęs nieks nekviečia, nes aš taip kaip yra vis laiką darau. Tipo, kad neliktų, tipo... Aš negražinu, aš moku tą, aš dirbau ten. Jeigu aš dirbsiu, tai man reiks lankstesnio grafiko, nes aš ir didžėjus, aš grosiu. Aš nieko nemeluoju, nei ką, aš jau iškart, tai irgi siuntinėjau ten vasario mėnesį. Plemai, žinok, bet yra visai kitas jausmas, kai patviraut galiu, žinai, vasario mėnesį. Plemai, žinok, tiek daug siunčiau visokių paprastų darbų. Seniai siunčiau į kurjerio, ten prie staklių, medienos, ten kažkokiu nieks nepaskambina seniai. Tarsi blema, ir toks tikrai, žinai. O sako, darbuotojų trūksta. Tarsi, ir aš tikrai, gerai, aš galvoju, kad aš ten, žinai, nemeluoju, tai gal pasižiūriu, žinai, ten laidos didžėjus, tai gal, žinai, aš galvoju, iš to kur kiti persidaro ir ten, ne tai, kad meluoja, bet pakeičia, ko ten kiti nori, žinai, kad girdėtų. Tai ko nublema, gal galvos, kad čia, žinai, laikinai, gal čia dėl to, gal galva, čia renginių nėra, tai va čia ateis biškai padirbs ir išeis, aš gal tas yra dar biškai momentas. Bet šitą savivertę, tai pakankamai, žinai, kur, net kokia Omniva nepaskambina, žinai, taip dėl, kad pavežiot dėžutės. Come on, net skambučio negaunu, kad bent pakviesti kažkokį kitą etapą. Tai vasarį aš atsimenu kokių 10-15, išsiunčiau, nieks nepaskambina, tai konkurencija nėra taip lengva, pasirodo, aš kai rimtai pabandžiau, galvoju, reikės tik tai išsirinkti, kur čia, žinai, labiau apsimoka. Bet... Aš šiandien, kai nėra lengva situacija. Aš sugalvau, kad, žinai, prisiminiau, kad autobusam ir troleibusam vairuotojų trūksta galvoti. Man net skambintų. Aš nusiūšiau. Tai maščiau, kad o gal? Man per daug. Bet aš ir dabar, kur ten dirbau papildomai, tai irgi pakankamai monotoniška. Bet man, aš taip galvoju,
ir monotoniška, nes tą patį maršrutą varai kiaurės dienas ir dar... Nebūtinai, manau, kad, žinau, kaip keičia, tu žinai. Ir dar tipo, įtampa, nes daug žmonių veži, įsivaizduok, jeigu piko metu ten, žinai, 8 žmonių ir žinai, kad, nu, visus tu juos dabar veži. Ir ant to įtampa, ir dar ten, aišku, ten bilietų ekspert, dar kažką ten prieina, ten, aišku, dar, žinai, ten šnekina ten pastoviai kažką. Nešnekina, dabar jau nešnekina. Tai nežinau, pavargčiau labai greit. Aš vairuot mėgstu šiaip, bet... Man dėl autikų, žinai, kas vat užkliuvo šią savaitę, kai važinėjau, pamačiau, kad karšta diena ir kondiškės neveikia autikė. Jie važinėjo su atidarytais langais. Tai per šaltą dar gal nebuvo dar taip jau labai karšta, kada čia buvo labai karšta. Nu dienos metu yra dabar pakankamai karšta, nes dabar gerai, ryte išeitum su liemenė. Kitur neveikia gal. Nu, vat nežinau, nes visigi nauji autikai, žinai, dabar Vilniuje važinėja. Ir man toks, žinai, atrodo, prie parduotuvės nenuvažiavė į kondicionierių pildymas. Ar jie ten taupo degalus galbūt, nežinai, per visą autobusų parką, kai tu pagalvoji, nes, žinai, kondišė, kai įsijungia bent jau mašinui, tai, nu, litrų pusantro kažkur sunaudoja daugiau, nes reikia sukti kompresorių ir panašiai. Tai, žinai, gal čia tipo toks taupuko režimas įjungta, žinai, nes kažkur, kur aš čia, jo, Lastauskas rašė, kad jis ten piktinosi, kad žmonės neapsirengia pagal orą, kad ten ryte biški šalčio nepakenčia, o paskui tipo tas triukės nešiojasi, žinai, kai namo važiuoja, smirdautika, žinai, kai važiuoja. Bet aš galvoju, žinai, nu, kai tu važiuoji... O ką daryti? Jeigu tu 7 ryto varai kažkur, tai man taip ir buvo, pavyzdžiui, jokia šortai, nes tu rizikuoji peršalti, susirgti. Taip, per šaltai yra. Ir tada taip jau yra Lietuvoje, kad tu tą skudurėlį savo turėsi pasivežioti ir dieną taip smirdėsim, žinai. Tai ir tada jo atkreipo dėmesį važiuodamas, kad ne vienas autikas, žinai, pravažiavo ir gal visi matosi langiukai atidaryti, žinai, jeigu tai plak, tai reiškia, kondiškė viduje neveikia, žinai, ir, nu, tai kodėl, o viduje to per tus langiukus tikrai neprieina tiek to gryno oro, kiek norėtum, kad ateitų. Tai va tokia. Nu, aš žmogus virš 30 kuprinę dažniausiai nešioju savo gyvenime, tai tokia nedidelė kuprinytė, tai va būna ten striukę galės. Nu, ne apytuštė tam ir būna, kad va ten kokią striukę galės įdėti, jau ką va tokiam pavasario orui. Tai. Ar ten reikalingiausias kažkokias šmutkės, arba netgi tam pačiam, jeigu eisi grįždamas namo į pardę, ten irgi galėsi susidėti, jeigu nepustuštė, kažkokių dar prekių, tai va, pavyzdžiui, mano toks virš 30 kas pasikeitė, tai labai dažnai tiesiog net būna jo varai, gal kuprinė, vis tiek kažką reiks įsidėti. Tai tokia mažytė kuprinytė nešiojas. Dabar pagalvojau, kad aną laidą taip atrodo visai faniai gavosi, taip sumontavau ir tik tiek pražiūrėjau. Tai žinai, kaip aš galvoju, mes turim 1,5 beveik. Priminkim dar apie konkursą ir reiktų gimtadienio švęsti. Sakai, užtenka. Ja. Motivacija krenta Timūrui. Jo, nu nes, žinai... Tai man irgi biškai. Nu, yra. Bet susirinkome. Nu, ne dėl 400 peržiūryčių norėtus daryti. Nes aš, žinai, netgi maščiau... Yra situacija, Andrius turi ten mikrofais rinkinį, kur aš vis nesugebu per dabar jau 2 savaitę prisėsti ir ten pamikti ir atpažiūrėti, kaip čia veiktų. Bet pradėjau mąstyti netgi, kad galvoju, žinai, o tai gal vis tik, kiek čia kainuotų ten, tarkim, žinai, mikrofai, kažką tai, žinai, galbūt suinvestuoti po dar. Bet paskui, sakau, pamačiau, kaip nestipriai žmonės žiūri, tai galvoju, liksim prie šito. Pažiūrėk, aš čia prisiklijuotų šiek tiek. Tu aš supratau, jo, apie šitą kalbėjai, o paskui ten apie šitą dalį. Jo, nu čia tai ne, bet čia tai va, ištektų. Taip jau labai kažkaip būtų. Nu tai šonė ten kampe pasidėjo. Nu gerai, bet... Aš žiūrėjau, kad pastatomi būtų. Bet šiaip jo, tai žaidimas trumpai. Mėgstamiausia frazė veikėjas, bet kas absoliučiai šiaip tinka išgauti iškvietimo. Paliekam dar savaitėj šitą prizą, turim 2 DVD. Tai jeigu mėgstate arba rinkti filmus, tai galima įsidėti, nėra jų ten ir tiek daug vienetų likę. Tai kviečiam laimėti, tiesiog komentaruose parašykite citatą, mėgstamiausius dalykus. Jeigu, žinai, kodėl mes pratęsiam, tai yra, nes iš esmės dabar turim tik vieną komentarą apie gautą iškvietimą ir tik jam būtų. Gautas iškvietimas, To Go Explore rašė, lietuviškas filmas, geriausias. Tikrai geriausias. Aš tiesiog prašau sutinku, nes tai žinai, nieks nesako, kad jisai jo ten subjektyviai geriausias. Man jisai mano mėgstamiausias filmas. Aš tik tiek ir paskui, aš netvirtinau, kad tai yra pats geriausias Lietuvoje, jau ten pagal kino kritikus ir Rotten Tomatoes būtų lietuviškas filmas. Aš čia yra mano mėgstamiausias lietuviškas filmas. Aš jums įdovanoju, nes ir man patinka, nes aš ir savo pasėmiau, tai ir su jumis dalinuosi.
Taip, kad ramiai. Ir kaip Tadas yra sakęs, tai yra pramoga, tai nėra kinas. Taip, tai yra pramoga. Jo. Man patinka filmai, kurie yra pramoga. Aš atsisėdu, aš turiu gerą laiką, aš matau daugybę pažįstamų, nuostabių, gražių veidų. Bairiukai, kurie man patinka, kurie yra mano skonio. Jis nėra sofistikuotas, taip jis nėra kažkoks tai labai mandras, bet man ir patinka. Aš ir užaugau su Family Guy, sakėjau, South Parką žiūrėjau, aš irgi labai myliu South Parką, Family Guy, su Simpsonais užaugau. Tai čia, o Tadas, tai šiaip manau ir arčiausiai, kažkaip ir kuria, tokio... ta prasme, toks lietuviškas, bet į Hollywoodo tą tokį, žinai, kad veiksmo būtų, kad nesproktų kažkas, kad bairiukų būtų, vis tiek tas toks amerikiečių kinas, komercinis kinas. Kaip čia pavadinti? Komerciniu kinu tai. Ir jam geriausiai gaunasi, tai yra pramoga. Jo, komercinis kinas, kuris Amerikoje, yra max iš upgradint, Nes Amerikoje meninio yra gerokai mažiau. Tadas irgi. Bet aišku, pas mus ten nei biudžetai, nei ką, manau, Tadui duotum, žinai, komedijos biudžetą, aišku, sprokti ten pusę dalykų filme tam tikriausiai. Bet tai irgi žmogus su tie visokiais propsais, su ten dar kažkam, žinai, lokacijom po visą pasaulį ten ir aktoriais, kur bet kurį gali gauti, tai jis irgi iššautų labai gerus. Jis yra šiaip visual efektų, jeigu ten gali prisidaryti visokių, tai... Aš esu girdėjęs, žinok, iš jo labai įdomių idėjų filmam ir nieko negaliu spoilinti ir pasakoti, bet tikrai labai norėčiau pamatyti, jeigu, žinai, kaip jam pavyktų įsigyvendinti, jeigu turėtų dvigubai didesnį, žinai, biudžetą ir panašiai. Tai jo, proga laimėti šito filmo vieną iš 2 DVD su unikalia dovana, unikaliu priedu kiekviename DVD jum yra dar vieną savaitę. Tai prašom, rašykit komentaruose jo. Geriausia, kodėl jums šita komedija yra geriausia frazė, galbūt catchfrazė ar kažkas tai. Ir galbūt po savaitės galėsim kažkam padovanoti. O šį kartą tiek, ne turbūt. Taip. Čiau. Iki, laikykitės.